Sveiki, sveikinuosi su jumis iš savo namų ir ką noriu jums pristatyti. Ogi noriu jums pristatyti lapkričio mėnesio pasiūlymus. Šiai minutei gal ir nėra jų tiek daug, bet mes turėsime kalėdinį katalogėlį, kalėdinius pasiūlymus, turėsime juodojo penktadienio pasiūlymus ir iš tikrųjų lapkritis man labai patinka, nes praktiškai visus gaminius iš čia aš pati naudoju ir tikrai galiu rekomenduoti jums. Tai, na kągi, gal ir pradėsiu. Ir pasirinkau ne taip, kad kaip visą laiką atsiverčiu pirmą puslapį ir pradedu apie viską pasakoti, bet norėčiau pradėti nuo šitų dubenėlių. Šie dubenėliai yra 630 ml talpos, į rinkinuką įeina 2 vienetai ir dabar, kad nesumeluočiau, kaina yra 14,90 €. Jie yra ganėtinai skaidrus, bet dar prieki turi tokius langelius, visiškai skaidrius, kad matytumėte, ko puikiausiai kas yra viduje įdėta. Tai tikrai neužsiliks maisto likučiai šaldytuve. Kas patogu, kad dubenėliai sandarūs, dubenėliai yra permatomi ir galite drąsiai laikyti maisto likučius, galite užsimarinuoti maistą. Ir kodėl kalbu apie juos, nes šie dubenėliai bus pardavime tik tais 2 savaitės ir manau, kad jie gal net ir per greitai pasibaigs, net nereikės ir tų 2 savaičių. Tai jeigu norite įsigyti šiuos dubenėlius, nesnauskite ir rašykite, užsisakykite šiuos dubenėlius. Kas dar? Tai yra įrankių padėkliukas. Natūraliai katalogė jis kainuoja 9,90 €, bet lapkritį mes turime jį su nuolaida, tai jo kaina yra 7,90 €. Bet dar turim papildomą sąlygą. Jeigu jūs įsigyjate, užsisakote štai šiuos įrankius, tai yra plati vartymo mentelė, labai patogu didesniems kepiniams vartyti. Ir samtis, jeigu jūs užsisakote tokį rinkinį, tai padėkliuką galite įsigyti už 5,90 €. Šitas padėkliukas labai patogu, kada gamina maistą, ar kepam, ar maišom, tiesiog pasidėti nešvarų įrankį. Jeigu norite, galite pasidėti, tarkim, kokį kavos puodelį ir šalia pyragėlį nusinešti į terasą ar kažkur tais ir naudoti vietoj lėkštutės. Tai irgi labai patogu, ypač turint mažesnių vaikų ir jeigu norit, galima ir jiem padėti maisto ir nebijoti, kad padėkliukas suduš, kaip suduštų kokia stiklinė lėkštutė. Na, o įrankių rinkinys kainuoja, greitai pasitikslinsiu, kainuoja 17,50 €. Tai taip pat kaina yra gera, tuo labiau, kad įsigijus šį galima įsigyti ir padėkliuką už 5,90 €. Pasiūlymas tikrai ganėtinai geras ir įrankis išeina labai gera kaina. Na, o grįžtant į pirmąjį puslapį, kadangi jau pasiėmiau ir parodžiau, kad esu pasidarius kavytės, labai mėgstu gerti šitų puodelių. Jų pardavime šiuo metu lygtais ir nėra, bet kadangi mėgstu gerti kavą iš jų, tai dabar ir parodysiu. Na ir kodėl pasidariau kavą, nes turime šį mėnesį pardavime dozatorių cukrui, kitaip aš vadinu cukrinę, jinai atsidengia paprastai, galime atsukti štai taip ir čia įpilti cukrų, tada įdedam štai šitą sietelį, užsukam cukrinę ir galime piltis cukrų savo į puoduką. Nežinau, ar jų matosi. Šiaip kavą mėgstu su pusę šaukštelio cukraus, tai jeigu paversime ir laikysim trumpiau, tai maždaug gausis pusę šaukštelio cukraus. Jeigu paversim, laikysime ilgiau, tai įsidėsime daugiau cukriuko. Na ir šitas dozatorius kainuoja 10,90 €. Ir iš tikrųjų labai retai būna, kada šitų dozatorių, aš bijau sumeluoti, dirbu virš 3 metų šioj kompanijai ir
turbūt prie manęs pirmą kartą yra pardavime šitie dozatoriai, labai džiaugiuosi, kad yra kas jau užsisakė, kas matė pasiūlymus. Tai va, tai dozatorius kainuoja 10,90 €. Tada turime gražią Allegro seriją. Jinai yra pasidabinus baltą ir tokia bordo spalva, man grinai primena kalėdas. Tai vidus yra štai toks bordo, išorė yra balta ir taip visi dubenėliai. Na ir kągi galite, dubenėliai taip pat dangčiai yra sandarūs. Na ir kągi jūs galite užsisakyti, tai yra 740 ml dubenukai, į rinkinukai įeina va štai tokie du gražuoliai dubenėliai. Labai gražiai serviruoti maistą juose, labai gražiai atrodo. Ir jeigu serviruosit maistą ant stalo, tarkim padėsite dangtelį ir ant dangtelio dubenėlį, taip atrodys dar gražiau. Ir šitų dviejų dubenėlių kaina yra 23,90 €. Tada galite įsigyti taip pat 3,5 litro talpos ir 1,5 litro talpos. Ir toks rinkinukas kainuotų 39,50 € šitų dviejų dubenų. Žinoma, šiuos dubenis jūs galite įsigyti ir atskirai, bet kaip ir minėjau, netgi ir dovanai dovanot, nes Allegro serija iš tikrųjų labai graži. Ir nesvarbu, ar tai būtų balta su persiku, ar bordo su balta, ar žalia su auksu, nes tikrai esam turėję įvairių spalvų, bet šita man tokia, nežinau, labai širdžiai miela spalva. Tai va, apie Allegrą. Ką turim dar ir pas mane po ranka yra štai toks bordo dubuo, talpa yra 6 litrai. Man jie labai patinka, pas mane namus užkariavę būtent šie dubenys, turiu nuo mažiausio iki didžiausio. Ir 6 litrai yra ganėtinai nemaža talpa, bet kas jums pravers, ar ne? Jeigu norit susidėti vaisių, norit susidėti daržovių kažkur prisiskynėt ar dar kažką, norit pagaminti baltos mišrainės, gamina daug. Pavyzdžiui, kučiukus, ar ne, prieš šventes ruošim kučiukus, gaminsime greičiausiai patys. Jūs gaminsit greičiausiai patys, aš tai tikrai žinau, kad gaminsiu pati su vaikais. Tai šis dubuo labai tam praverčia. Viduje yra matavimo skalė, tai vadinasi, nereikės naudoti papildomos kažkokios talpos, nes gali drąsiai atsimatuoti, pasižiūrėję į dubenį, ar vandens, ar dar kažkotais. Dubenėlis taip pat su sandariu dangčiu. Kas labai patogu, kad jeigu gaminam kokią, pavyzdžiui, tešlą ar kažką, mes galime uždėti dubenį, supurtyti jį ir po to tik su ranka dabaigti minkyti. Šituose dubenėliuose galite drąsiai kildinti tešlą ir marinuoti, ir maišyti, ir minkyti ir panašiai. Tai 6 litrų dubuo kainuoja 22,50 €, vadinasi, sutaupote ir net 14 €. O jeigu norite dar šalia įsigyti dubenų, tai turime mes ir katalogę mažesnių talpų. Dar vienas rinkinys, tai yra smaližiai. Ir dabar jūs galite įsigyti tiek rinkinį, tiek galite įsigyti atskirai šias dėžutes. Man jos iš tikrųjų labai patinka. Ir kodėl man jos patinka, nes jos ganėtinai tvirtai užsidaro ir galime mes išardyti dėžutę. Tai būtų atskirai dėžutė ir dangtelis. Labai praverčia, kada kažkur keliaujam, įsidedam maisto ar kažkotais. Galim drąsiai laikyti šaldytuvę ir rūkytus gaminius ir panašiai. Galim laikyti kažkokius maisto likučius. Galime, nežinau, tą patį kokį kugelį susidėti, pasidėti į šaldytuvą. Ir aš, pavyzdžiui, mano kelionė su šitom dėžutėm prasidėjo būtent nuo tokios 2 litrų talpos dėžutės, tik tais jinai pas mane yra kitokios spalvos. Aš laikau čia įvairius kepiniam reikalingus dalykus, tai ir vanilinis cukrus, ir kepimo milteliai, ir želė, ir pudingai, nu žodžiu, tikrai visko daug, tai tikrai labai rekomenduoju. Tai va būtų tokios 3 dėžutės, tai didžioji būtų 2 litrai, tada būtų šviesiai mėlyna dėžutė 1,4 litro ir tada būtų 1,1 litro talpos dėžutės. Rinkinys kainuotų 48 €, bet galite įsigyti ir atskirai dėžutes. Tai jeigu norite įsigyti atskirai, parašykite, aš jums atsiųsiu kainas.
Tada prieiname prie dar vieno labai gero gaminio. Tikrai nei vienas nenusiskundė, nei vienas blogą žodžią nepasakė apie Tupperware Ultra Pro indus. Ir realiai kaip tradicija tampa, kad prieš Kalėdas mes turime 5,7 litro talpos Ultra Pro, štai tokį didelį, jeigu norim išsikepti kalakutą, jei norim išsikepti vištą ar antį ar dar kažką, ar norim didelę porciją kugelio paruošti. Nu, žodžiu, tikrai, ar karką kokią kepti. Žodžiu, kepkit, ką norit. Tikrai pats indas yra 5,7 litro talpos, na, o dangtis yra 1,2 litro talpos. Kas su jais labai patogu, kad galime kepti šiame inde, galime uždėti kaip antrą aukštą dangtį, kepti 2 aukštais ir galime uždengti visiškai štai šitaip ir kepti štai taip, lyg su dangčiu. Galime kepti ir tiesiog dangtyje, jeigu mums, tarkim, tuo metu nereikia didelio indo, ar ne? Arba galime, net nežinau, iškepę maistą, liko kažkokio maisto likučio, pasidėjom į šaldytuvą, galim šildyti mikrobangų krosnelę, atlaiko temperatūrą nuo -25 laipsnių iki 220 laipsnių, bet abejoju, ar turit namuose tokias didelės mikrobangų krosneles. Tai va, ir Ultra Pro akcijinė kaina kainuoja 104,50 €. Galbūt pagailime savo įsigyti tokį gaminį, nes jis vis tiek yra iš brangesnių, bet dovanom mes dažniausiai tikrai negailime ir savo artimiems žmonėms tikrai padovanojame ir geresnės tas dovanas. Tada yra Heat and Serve tokie mikrobangės indeliai, jau jie yra iš prabangesnės serijos ir pardavime yra 700 ml talpos ir 1,5 litro talpos tokie indeliai ir juose galite šildyti maistą mikrobangėje. Yra tiek dangtelėje įdubimas, tiek dugnelėje įdubimas, kad visas maistas, kurį šildote, jums pašiltų tolygiai, tiek ir viduriukas. Visą laiką ausytės laikykite su ausytėm ir tuo aš jums parodysiu ir tada darome atidarimą. Tai vieną auselę nuspaudžiam ir viskas. Ir dangtis mums atsidarė, atkilo ir galime gražiai nuimti. Pats indelis yra iš skaidresnės serijos, skaidresnis, tai tikrai patogu. Tai ausytės laikom su šita ausytė, gal va taip pasuksiu ir parodysiu, kad tiesiog neįvyktų avarija ir nenulaužtumėt auselės. Taip uždarome, kad būtų ausytė su ausytė ir tada atidarimas, kaip ir minėjau. Lenkiam vieną auselę ir dangtelis atkilo. Tai 700 ml talpos kainuotų 28,90, o 1,5 litro kainuotų 34,90 €. Tikrai, kas turi šiuos indelius įsigiję iš senai, nes jie kažkada buvo senai prekyboje, tikrai visi džiaugiasi. Dar praleidau prie Ultra Pro paminėti, kad turime taip pat prie Ultra Pro lapkričio mėnesio pasiūlymuose ir silikoninės pirštinės, kurios atlaiko didelę temperatūrą. Tai tikrai nenudegsime rankų ar iš orkaitės kažką išimant, ar iš, tarkim, kokio kamado, ar einat tuos pačius šašlykus pavartyti, kai būna kaista rankos, kad nekaistų rankos, taip pat galite pavartyti su šita silikoninė pirštinė. Pirštinės tinka tiek dešiniarankiam, tiek kairiarankiam, drąsiai telpa į vyrišką ranką įdėti, nes, pavyzdžiui, mano vyras, kaip eina gaminti prie kamado, pasiema pirštinės. Tai va, tai silikoninė pirštinė akcijinė kaina yra 29,90 vietoj 42,90. Galite įsigyti vieną pirštinę, bet visą laiką rekomenduoju įsigyti 2, kad turėti 2 saugias rankas. Ir ką dar turime, tai turime akinių šluostės, į rinkinuką įeina 2 šluostės, viena gelsva, kita rožinė, bet jos tinka ne tik akiniam valyti, bet ir kamerytėm telefono, fotoaparato objektyvui, akiniam ar netgi kokio kompiuterio ar planšetės ekraną pavalyti. Tai rinkinukė yra 2 šluostės ir kaina yra 7,90 €.
Na ir ką mes turim dar specialaus, tai yra naujokams, kurie startavo spalio mėnesį arba prisijungė prie komandos lapkričio mėnesį. Tai yra 825 ml universalus indelis, jis atsisuka kaip stiklainis. Ir dar vienas, kad dangtelėje yra indelis. Jeigu įsidėjom kažkokio maisto, čia galim įsidėti padažą ar užkandukų ar kažkotais, kokių riešutukų ar džiovintų vaisių. Ir naujokam jis tai kainuoja 10,50 €. Na, o jeigu kalba eina apie naujokus, tai dar visi norintys prisijungti prie Tupperware kompanijos, tikrai nėra kažkokių slėptų kėslų. Galite užsisakyti štai tokį, užsisakę prekių už 60 € ar daugiau, gaunate visiškai nemokamai Viensmart indelį 800 ml talpos ir skustuką. Tik tai skustukas bus juodos spalvos, ne žalias kaip mano. Gausite visiškai nemokamai, turėsite progą gauti šias dovanas, užsisakyti gaminius, gauti nuolaidą. Tai tikrai labai rekomenduoju prisijungti prie mano komandos. Jeigu kyla kažkokių papildomų klausimų, visą laiką rašykite ir stengsiuosi jums padėti, kuo galėsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Gražios dienos.